Якою наша школа була 4 роки тому і яка вона є сьогодні? Pasikeitimai įvyko labai dideli prieš 4 metus. Mūsų mokykla buvo tikrai labai tokios apgailėtinos būklės. Tai buvo senam pastate, ežero gatvėje. Tiesiog tie pastatai buvo jau kaip ir apleisti, bet kadangi tai buvo būtinybė, reikėjo mokyklą įsikurti, mokyklą atidaryti, miesto valdžia nieko geriau nepasiūlė, tai tuo metu buvo atidaryta patalpos ežero gatvėje, Dubijos mokykla buvus ir labai trumpam periode, mėnesį kokį gal ten pabuvome ir persikėlėme iš šias patalpas į architektų vienas, kurios priklauso universitetui. Vilniaus universitetas, Šiaulių akademija, dabar taip vadinasi. Taigi šios patalpos taip pat jos buvo irgi sąlyginai apleistos, nebuvo ir vandentiekio trasos buvo nupjautos, šildymo trasos buvo atjungtos, pastatas tiesiog irgi buvo tiesiog, kaip sakykime, avarinės būklės beveik. 10-metį stovėjęs jau kaip ir neįveiklintas, tai jūs pats suprantat, kas su patalpomis atsitinka, jeigu jos tokį laiko tarpą yra nešildomos, nekūrenamos, tai ir pelėsis atsiranda ir taip toliau. Taigi per gan trumpą laikotarpį mes šias patalpas pavertėm nuostabia mokykla tikrai, kurią galim didžiuotis. Pas mus ateina mokiniai iš lietuviškų mokyklų, apsilanko, būna ir įvairių ekskursijų, ir pedagogai apsilanko. Neseniai turėjom konkursą, aš kalbu lietuviškai, daug pedagogų atvažiavo iš lietuviškų mokyklų, visi tiesiog stebisi, kaip pas mus yra gražu.